Sveiki, čia yra aš vėl ir šiandien videos bus kas mano telefone. Daugelis darė, bet aš atsileikęs, žinot, sorry. Blar. Ir daugelis klausinės, kodėl neturiu video. Neturiu video, nes mokslai buvo aš, pavyzdžiui, klausėte, o šeštadienį sekmadienį taigi laisva. Bet aš išvažiuodavau ir irgi neturėdavau laiko. Aš būdavau kažkur išvažiavęs, kad neturėdavau laiko. Tai užtat, turiu laiko, nes grįžau iš mokyklos prieš 3 valandas. Maždaug. Jo, prieš 2 valandas beveik. Grįžau pirmą. Ne, pusė, tai mažiau tada negu valandą. Tai ir ką šiandien noriu. Tai jo, ekranas, vaizdas atrodo šitai. Nežinau, kodėl užsidėjau šitą, bet man jis patiko. Gerai, tada turime čia visokius mechanizmus, kaip galima pasakyti. Jo, čia yra Samsung. Čia ne aš susirašęs, bet čia buvo man kartais jų prireikia. Tai aš jų nenaudoju, nebent internetą naudoju. Diktofonas, paštas čia, internetas, S-Hill, nežinau, kas tai bebūtų, ir radijas. Čia galima dar spalvas pasirinkti. Kaip nudažyti. Turim kitą dalyką. Čia yra Google dalykai. Google pats paieška. Tada Gmailas, žemėlapiai, YouTube'as, kaip visada. Diskas, Google Play muzika. Iš tikrųjų, klausausi muzikos, YouTube'e irgi žiūriu ir panašiai. Tai nėra ką veikti, aišku. Tada Play filmai, nenaudoju. Hangout irgi nenaudoju, nuotraukas. Naudoju, kartais reikia. Ja. Tada Microsoft apps. Čia kažkoks Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote ir Skype. Aš iš šitų nenaudoju išskyrus retkarčiais, su savo draugų ir draugais. Susirašinėju nebent per Skype. Čia vienintelis dalykas gali būti, bet kitaip ne. Gerai, tada Play parduotuvė. Kaipgi be Play parduotuvės, visuose telefonuose yra. Aišku, ir YouTube'as. Tada telefonas, žinutės, fotoaparatas. Fotoaparatą retkarčiais naudoju. Retkarčiais aš ten nusifotkinu. Įkeliu ten į Instagramą ar ką. Jos Instagramą net. Turėjau. Bet jau, nes man nežinau, bet kažkas būna, kad įsitrina. Gal aš jau pasižiūrėsiu, tai galės parodyti, kad aprašyme, užsukite. Iš tikrųjų, galiu pasakyti dar, per Instagramą vardas bus, nors paliksiu aprašymą, žodžiu. Gerai, tada galerija, laikrodis, X-dis nėra, man jo nereikia, retkarčiai susidedu. Taip ne. Nebent į mokyklą, kai aš nepasitikiu broliu, kad mes atsikelsim, nes jis ir eina, tik jam 17. Ir ta prasme, nepasitikiu, kad jis vargiausias kartais pramiegam. Tada adresatai, nustatymai, kaip be nustatymų. Tada S-Planer. Įrašas. Visai naudoju. Susidedu visus, o čia dar ekstra panašiai. Skaičiutuvas, praverčia. Failai, Galaxy App. Čia tas paskas Google Play, bet nesisinčiu nieko. Nesąmonė. Tada Facebookas, Messengeris kaip ne, Play žaidimai ir čia žaidimai. Čia mano brolio žaidimas, tada TV3 Play, pasižiūriu filmų.
kai, pavyzdžiui, važiuoju kažkur kelionę ar panašiai. Tada PewDiePie Tuber Simulator. Parsisiunčiau. Biškai patinka, bet tada VLC šitą parsisiunčiu filmus prie filmai.in ir žiūriu. Tada Dendaman 1 dar žaidimas. Tada Any.2. Čia susirašote, galite užduoti savo. Čia galim ištrinti. Pavyzdžiui, čia pasirašote ir pabraukit, ką jums reikia ir panašiai. Tada turim aptoj ten, kai reikia, žodžiu, Balloons tada 5, kur prašysiu per aptoj, išmokamas žaidimas. Ir tada Screen Recorder, su kuria aš dabar filmuoju. Galite, pasižiūrėti, visai įdomu. Tai, čia susidėjus kitos programas. Čia orai. Čia rodo tikimybę, kiek lietaus, kokie orai. Dabar saulėta 7 laipsniai šilumos, jau matos, kad šilta, bet lietaus tikimybės nėra. Google ten, čia kažkas skirtos būtinos programos. Čia va, tada L-paštas, S-planer, čia visi kiti. Ir va, aš parodžiau video, paskiau jaučiu įsisukurti. Kažką padarom. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Linkai visų, kaip sakiau, aprašyme. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir tikiuosi jums patiko. Like, subscribe ir iki. Bye.